Labas rytas. Nežinau, ar vakar stebėjote saulės užtemimą Amerikoje. Ir ypatingai, ar sekėte prieš tai sukilusį mokslo, sąmokslo teorijos ažiotažą. Pasirodo, prieš nueidamas mėnulyje miego, Amerikos palydovas Odisėjus padarė kelias nuotraukas. Ir tose nuotraukose matosi, kad mėnulis yra apgaubtas po stikliniu domu. Ir kuo tai susijęs saulės užtemimu? Nes tai, kiek iki šiol galvojam, kad kai būna saulės užtemimas, po kraštuose matydami tą apvalų degantį ratą, mes galvom, kad tai yra saulė, kur yra didesnė už mėnulį, ir tuo metu, kai mėnulis yra lygiai ant saulės, tai saulės pakraštėlis mes matom, ir tai yra tas degantis ratas aplink saulę. O pasirodo, pagal tą naują teoriją ir pagal naujas nuotraukas padarytas palydovo, saulė yra iš tikrųjų mažesnė už mėnulį, taip kaip jie išsidėstė erdvėje. Ir tas degantis ratas, tai yra saulės spinduliai atsispindintys ant apvalaus stiklinio domo, kuris yra aplink mėnulį. Ir jie žaižaruoja, ir mes juos matom. Nes saulės užtemimas trunka berods 4 minutės. Ir neįmanoma, kad erdvėje judantis mėnulis 4 minutės, kuris juda tam 2500 km per sekundę greičiu, išbūtų ties saulė 4 minutės nejudėdamas. Kad visiškai liktų ta tokia apvali kaip ovali juosta. Anyway, buvo įdomu vakar stebėti visą tai gyvai. Bet aš aišku šiandien apie tai grįžtam prie mūsų žemiškų temų, apie žmones ir apie ribas. Mūsų diskusijos paskutiniam dienom Messengerio grupėje iš tikrųjų labai daug yra apie ribas. Kaip ir iš išorės atrodo, kad kalbam apie santykius su vyrais ir kaip susitarti, kai nepavyksta susitarti, kaip nusimti dalį atsakomybės ir perduoti partneriui, kaip nebūti už viskam atsakingam ir pavargusiam. Bet iš esmės tai yra apie ribas. Kodėl apie ribas? Todėl, kad santykis neegzistuoja tarp dviejų žmonių kažkur erdvėje. Bet yra vienas žmogus ir antras. Ir jų tarpusavio santykis nėra kažkas, kas yra erdvėje tarp jų. Santykis su kitu žmogum vyksta širdyje. Kiekvienas žmogus savo širdyje išgyvena santykį su kitu žmogum. Jis yra mumyse santykis, taip kaip mes jį suvokiam. O mes santykį suvokiam tai, kaip mes galvojam apie savo partnerį, apie pasaulį. Ir tų minčių pagalba mes nuolat kuriam įsitikinimus, nes mintys, kurios nuolat grįžta, jos tampa labai gajos ir jos tampa giliais įsitikinimais. Tie įsitikinimai mumyse sužadina visą aibę jausmų ir jausdami tuos jausmus mes bandom kasdienybėj kapanotis kažkaip tai. Tai santykis su kitu žmogum vyksta mano širdyje pagal tai, ką aš tikiu, ir pagal tą tikėjimo filtrą aš nuspalvoju visas patirtis tam tikrom spalvom. Kitaip tariant, mes pasaulį suvokiame, čia vėl grįžtu prie tos mokslo ažiotažo vakar, pasaulį mes suvokiame ne toks, koks jis yra iš tikrųjų, o taip, kaip mes jį suprantame. Tai visi didieji moksliniai atradimai, iki tol, kol kažkas nepatvirtino, kad iš tikrųjų Žemė nėra plokščia, neapvali, tai visi šventai tikėjo, kad Žemė yra plokščia ir kad galima prieiti jos kraštą. Ir tų įsitikinimų dėka gyveno. Tikėjo tam tikrais dalykais, planavo savo gyvenimus panašiai pagal tam tikras tiesas. Kol staiga ta tiesa yra paneigiama ir mes suvokiam, kad o Žemė yra apvali, o galbūt vieną dieną mes suprasim dar kažką kito apie Žemę, ko iki šiol nežinom, apie tą pačią Saulės planetą. Ir mes tada viduje įvyksta pasikeitimas, mes pradedam tikėti kitais dalykais ir to pasekoje mes pradedam elgtis, galvoti, organizuotis, veikti kitaip. Tai su žemiškais reikalais yra viskas lygiai taip pat. Tol, kol mes širdyje tikim tam tikrais dalykais, tai ir santykis bus to apspręstas. Tol, kol mes širdyje tikim tam tikrais dalykais, mūsų partneriai bus to apspręsti. Tol, kol mes širdyje tikim tam tikrais dalykais, mūsų gyvenimas bus to apspręstas. Ir norisi dar vienu žingsneliu žengti toliau ir pasakyti, kad aš asmeniškai
stengiuosi iš vis neieškoti tiesos. Kad nesvarbu, kuo tam tikrų momentų tikėčiau apie save, ar apie partnerį, ar apie pasaulį, aš vadovaujuosi dažniausiai gamtos dėsniais, kurie yra tokie, kad viskas turi cikliškumą, viskas kinta, gamtoje visaip atsitinka ir visa tai turi savo prasme. Tai lygiai taip pat, kad ir ką aš kažkur momentu betikėčiau apie partnerį, ar tai būtų kažkas labai gero ir gražaus, ar tai būtų kažkas labai blogo ir apsunkinančio santykį. Aš žinau, kad tai vadovaujasi tais pačiais principais, kaip ir viskas, kas vyksta gamtoje. Kad tai turi savo cikliškumą, kad tai turi savo sezoniškumą, kad per prievartą nebūtina kažkaip vieno ar kitą paneigti ir kad galima praktikuoti kantrybę, išlaukimą ir net nespėjai susigaudyti ir tai ateina ir pasikeičia kažkuo kitu. Bet tai irgi neužsistovės, tai irgi reikia praktikuoti kantrybę ir išlaukimą labai geriems periodams santykiuose, nes jie irgi neužtruks ir juos pakeis naujas iššūkių periodas. Ir taip mes esam nuolatinėme virsme. Ir sunkiausia tikriausiai, kai mes prisirišame prie tam tikros idėjos apie santykį. Kai prisirišam prie idėjos, kad santykis blogas, tai labai blogai gyventi. Kai prisirišam prie idėjos, kad santykis geras, irgi labai greit pasidaro blogai gyventi, nes tai netrunka. Tai trunka tam tikrą laiką, bet tas laikas daug mažesnis, negu mes norėtumėm širdie, kad tai truktų. Ir tai vėl tampa staiga sudėtinga. Vienas etapas keičia kitą. Mes įsiaiškinam daug maž santykį dviese, kaip čia kartu gyvensim, atsiranda vaikai ir viskas prasideda iš naujo. Vaikai paauga, viskas vėl prasideda iš naujo, nes kita santykių dinamika, paaugliai namuose. Vaikai išeina iš namų, viskas dar kitaip. O dar šalia to yra daug kitų įvykių. Darbas, nedarbas, sėkmė, nesėkmė, verslas, neverslas, nežinau, atostogos, rutina, persikraustymai ir panašiai. Visokios ligos. Tai nuolat įtakoja mūsų santykius. Ir santykiai yra gyvi kaip ir gamta. Jie yra gyvi. Todėl, kad jie gyvena mūsų širdyse, o mūsų širdys gyvos. Tai aš asmeniškai praktikuoju neprisirišimą prie nei vienos minties, nei vienos neišaukštindama. Aišku, tam tikros mintys, jos yra malonesnės, nes jos sukelia labai gerus jausmus ir geros jausmuose gyventi gerą. Bet aš stengiuosi ir prie to neprisirišti, žinodama, kad ateis ir kiti laikai, jie irgi turi savo prasme. Kaip rašiau vakar grupėje, sunkus laikai mus daro stipriais. Tai nemalonu, procesas nemalonus, bet aš nuolat lyginu su sportu. Kai aš sportuoju, tikrai yra daug dalykų, kurie reikalauna pastangų, paprasčiausiai nueiti, pasiruošti, galiausiai sportuoti. Jeigu raumenys prie naujo judesio nepratę, jeigu svoris per didelis, jeigu greitis per didelis, jeigu tempas neįprastas, kūnas tam tikrą dalim kenčia. Jis sako, ką tu man darai, kodėl tu mane kankini. Bet kai susideda sporto efektas, diena iš dienos, savaitė iš savaitės, aš jaučiu, kad aš žinau, kodėl aš tai darau. Nes mano kūnas stipresnis viduje. Jisai atsparesnis. Tai čia lygiai taip pat geruose momentuose gera gyventi ir jie yra skirti pasilsėti. Jeigu visiškai nebūtų gerų momentų, tai santykiai būtų labai sunkus, nes jie nuolat būtų tik tai pastangos, nuolat būtų tik tai kažkas, kas reikalauna iš mūsų ir disciplinos, ir pastangos, ir investicijos kažkokios tai. Tai tie geri periodai santykiuose skirti pailsėti. Tai yra atokvėpis. Tai yra tarsi tuo pačiu metu apdovanojimas už pastangas, kurios buvo. Tai yra tarsi parodymas, kad tai suveikia. Ir tu dabar esi tame periode, kuriame gali ilsėtis. Bet per didelis poilsis, vien tik poilsis. Jeigu mes nuolat gyvenime, nereikėtų visiškai nieko daryti. Galėtumėm tik tai sėdėti ant sofos, valgyti, ką norim valgyti ir žiūrėti filmus nuo ryto iki vakaro. Mes juk silpnėtume. Ilgalaikiai mes silpnėtume. Ir fiziškai, bet ir psichologiškai. Tai iššūkiai ateina tarsi vėl mus sustiprinti, vėl neleisti mums susilpnėti visiškai, vėl palaikyti mumise tai, ko reikia, kad mes būtume veiksmūs gyvenime ir jie ateina mūsų sustiprinti. Tai į santykius aš žiūriu taip, tai yra gyvas reiškinys ir jame bus visko. Todėl aš praktikuoju savyje neprisirišimą. Ir stengiuosi nei vienos santykių fazės neišaukštinti į abi pusės. Tai yra neišaukštinti, nepastatyti ant pjedestalo ir taip pat nenužeminti ir nepasakyti, kad o čia tai labai blogai ir taip neturėtų būti.
Grįžtu prie ribų. Kur yra visame tame ribos? Ribos yra mūsų asmeninės erdvės saugojimas. Kitaip tariant, taip kaip jeigu gyvenate name, namas turi tvorą dažniausiai aplink save. Ir ta tvora žymi, kad už šitos tvoros baigėsi mano nuosavybė. Už tvoros jau yra kito žmogaus žemė, arba už tvoros jau yra valstybė žemė. Kas yra tvoros viduje, čia yra mano. Tai yra mano nuosavybė. Tai ribos lygiai taip pat. Ribos yra tarsi tvora aplink mus, kuris sako, kad kas yra tvoros viduje, tas yra mano nuosavybė. Čia yra pas mane. Ir kai mes sakom saugoti ribas, brėžti ribas, tai visų pirma, jeigu mes keliam klausimą brėžti ribas, vadinasi, mes gyvename tvoros nepasistatę. Taip galima gyventi. Galima nuolat santykės kitų žmogumi, jeigu tam turim resursų. Kiekvienoje situacijoje įsivaizduoti ir galimai statyti ribą. Ir galima gyventi visiškai be ribų, taip atvirai, tarsi kokioje nors stepėje. Ir tada kiekvienoje situacijoje statyti ribą pagal situaciją, pagal žmogų, pagal dieną, pagal laiką, pagal atostogas, pagal, nežinau, darbą ar ką norim. Bet taip gyventi reikia daug resursų. Ir turim tada priimti, kad kitam žmogui iš tikrųjų niekada neaiškios mūsų ribos, nes mes gyvename pagal principą, kad mes kiekvienoje situacijoje statomės realiu laiku. Bet dauguma mūsų gyvena pagal tą principą, kad ribos labai aiškios. Mes iš anksto turim tam tikras ribas, kad einam į santykį, mes jaučiam, kur kito žmogaus yra ribos. Jisai mums jas parodo. Ir mes jaučiam, kai mes jas atsimušam. Ir mes jaučiam, kai kitas žmogus per prievartą lipa pas mus per tvorą į vidų. Taip pat yra atvejų, kai, bet gal prie to truputėlį vėliau. Tai grįžtu prie ribų. Tai ribos yra tvora. Tvora, į kurios vidų aš įsileidžiu tik tuos, kuriuos noriu ir kada noriu. Ir ta riba yra saugo viską. Saugo mane kaip žmogų, saugo mano kūną, saugo mano miegą, saugo mano santykius, mano emocijas. Tai yra ribos bendraja prasme. Ir emociniam pasauliui, ir dvasiniam pasauliui, ir fiziniam pasauliui. Tai yra mano kūnui. Tai yra mano ribos aplink mane. Kuo aš aiškiau kitam žmogui pasakysiu, jeigu tai nebuvo padaryta iki šiol. Pasakysiu, parodysiu, švelniai, gražiai, draugiškai. Kur yra mano ribos, tuo kitam žmogui bus aiškiau. Tai čia pirmas dalykas. Kai mes kalbam apie brėžti ribas, jeigu vis dar kalbam brėžti ribas, vadinasi, jos vis dar neaiškios, nes kitas žmogus dar nejaučia, kad čia mano riba. Mes tik galvojam, kur čia tą ribą brėžti, vadinasi, ta tvora dar nepastatyta. Antras etapas yra priminti ribas, atlaikyti ir gerbti savo pačiai. Tai yra, jeigu pas mane pastatyta tvora, bet aplink kiemą, bet aš matau, kad kaimynas lipa. Nu, va šiaip nori. Ateit pasižiūrėti, kaip pas mane kieme. Aš galiu aišku sakyti, nu, matai, kaip kokia nepatogia situacija, kaip čia lipa, dabar nepatogam sakyti, kad iš čia per tą ribą perlipo, per tą tvorą perlipo. Nu, gal daugiau nebelips, gal tik šiandien įdomu, gal ryto neteis. Tai jeigu mes įpratę, kad žmonės pas mus ateina į mūsų kiemą be mūsų leidimo ir mes nieko nesakom, tai jeigu mes dabar staiga nubrėšim ribas ir labai aiškiai paaiškinsim kažką, tai nereiškia, kad žmonės iškart mumis patikės, nes jie turi kitokią patirtį su mumis. Už tai ilgalaikiuose santykiuose, kurie jau tęsiasi kelis metus, čia yra sunkumas pakeisti dinamiką, nes kitas žmogus tam tikro elgesio iš mūsų tikisi, nes per tuos metus yra prie jo pripratęs. Todėl reikės kantrybės ir tokios disciplinos, tai yra pastovumo, atstovėti tam tikrą laiką tą ribą, parodyti, kad nuo va dabar jau per tvorą nelipam. Ir jeigu tikrai ir toliau lipsi per tvorą, aš užsidėsiu elektrinę vielą. Kažkurio momentu kitas žmogus turi tai iš mūsų pajusti, kad dabar mes rimtai. Nepaisant to, kad kelis metus leidom per tą tvorą lipti, bet šį kartą mes rimtai. Šį kartą per mūsų tvorą nelipam. Tu gali pas mane ateiti tada, kai aš noriu, bet tik tai, kai aš noriu, tu negali per prievartą. Grįžtu prie atsakomybės. Kai mums santykiai atrodo, kad mes už viską atsakingos ir kad mūsų vyrai atsakomybės nenori arba jos neprisiima ir jos visaip vengia už bendrus dalykus ir dar už save, tai yra dar santykiai aš ir turiu ir už vyrą būti atsakinga daugame. Tai yra apie tai, kad aš esu nuolat vyro kieme.
Todėl, kad kai du suaugę žmonės susipažįsta, nebent teismo yra nuspręsta, kad vienas iš jų yra neveiksnus ir tada kitos suaugęs perima visą tvarkymą kito žmogaus gyvenimo. Ir teisinį, ir kasdienį, ir buitinį. Bet jeigu nėra teismo sprendimo, kad kitas žmogus yra neveiksnus, jeigu nėra įrodyta bendrais mūsų sutarimais, kuriais mes vadovaujamės gyvendami šių dienų pasaulyje, kad kitas žmogus yra neveiksnus, tada mes prezumuojam, kad abu suaugę žmonės yra veiksnus. Kad jie įgavo savo gyvenimo kelyje visą tai, ko reikia, kad jie būtų veiksnus. Tai jeigu mes abu esam veiksnus, vadinasi, aš niekada ir neturėjau perlipti vyro tvoros arba nueiti pas jį ir nepajausti, kad čia tai einu kaip per plyną lauką, bet čia šiaip turėtų būti tvora. Aš jaučiu, kad aš čia pas jį. O pas jį galbūt tvoros nėra dėl įvairių dalykų. Pavyzdžiui, dėl vaikystėje tėvų, kurie viską už jį padarydavo. Kaip iš vienos pusės rojus vaikui, bet iš kitos pusės vaikas auga nuolat atviram plynam lauke. Mama ir tėtis prie jo visą laiką taip arti, nėra ribos. Jau už viską daro, jis dar nespėjo pagalvoti, jau padarė, viską numato iš anksto, eina į kambarį nepasibeldę, tvarko daiktus, žiūrinėja kišenes, skaito dienoraščius ir panašiai ir panašiai. Tai gali būti kaip betarpiškas meilės santykis interpretuojamas. Bet tai yra taip pat labai ryškus kito žmogaus erdvės suvalgymas ir jam visiškai jos asmeninės erdvės nepalikimas. Tai tada toks žmogus, suaugęs į gyvenimą, gali išeiti be to savo tvoros. Jis suprato, kad čia nebe šansų ją statyti, nes nuolat jinai yra nugriaunama ir kažkur momentu jis jos nebestatė. Ir tokie žmonės kitus prisleidžia labai arti, leidžia jais rūpintis, leidžia viską už jais daryti, nes jų apsauga nuo mažų dienų buvo suvalgyta ir jie nesugebėjo jos atstatyti, nes tai vyko taip anksti, kad jie kitaip ir net neįsivaizdavo, kad gali būti. Tai va tokie žmonės, kurie tarsi neprisima atsakomybės, labai gali būti viena iš priežasčių, kad jų asmeninės ribos buvo taip anksti pažeistos, kad tas žmogus suaugęs šioje pasaulyje, va toks, visiškai be jokių ribų. Ir tada jiems labai lengva leis, kad visi jais rūpintųsi iki smulkmenų. Iki nežinau, kur mano kojinės susimaiščios, viena vienos spalvos, kita kitos, gal gali atnešti, kas pietums, kas vakarieniai, nežinau, perjungti televizoriaus kanalą, nes man taip malonu. Tai yra, jie nejaučia, kad žmogus kitas va taip pat prie jų, nes jie tos ribos neturi. Tai atsakomybė, aišku, už kiekvieną pas mus, kaip ir sakiau, kadangi mes abu esam suaugę veiksnūs žmonės, yra pas kiekvieną pas mus, bet jeigu tas kitas žmogus nemato, nesuvokia, nenori, neįdomu, tai mūsų atsakomybė lieka tik tai mums apie mus. Tai yra, mes negalim už tą kitą žmogų pastatyti jo tvoros, bet mes galim iš vidaus nuspręsti, kad mes maždaug nubrėšim, kur mes įsivaizduojam, kad turėtų būti tvora pas, tokį standartinį suaugusį žmogų. Bet kur maždaug turėtų būti tos jo ribos? Kur aš įsivaizduoju, kad būtų sveikai kito žmogaus asmeniškumus nelysti. Ir aš tą ribą nusibrėžusi savo mintyse, jos ir nebeperlipsiu. Tai yra, aš jam parodysiu, ko jisai niekada nežinojo ir nemokėjo. Ir aišku, mes rodom ne dėl to, kad tas žmogus mums būtų dėkingas, nes tikėtina, kad jis labai mūsų pyks. Nes jisai tai suvokia galbūt netgi kaip begalinę meilę, nors tam tikrą prasme nuo jos ir kenčia. Bet jis nesuvoks tokio kilnaus mūsų noro, kad jinai čia kažką daro ir tikriausiai dėl manęs. Tikriausiai po tam tikro santykių laiko, metų kartu, tai bus suvokta atvirkščiai, kaip nustoji rodyti man meilę, nustoji manim rūpintis. Tai mes tai darom ne dėl to, kad tą kitą žmogų kažkaip ten, nežinau, gautumėm iš jo aplodismentų salvę. Mes tai darom todėl, kad mes suvokiame santykį, kad čia kažkas negerai. Negerai, jeigu suaugęs žmogus neveiksnus tampa santykiai. Kad iš savęs tai nėra gerai. Kad bent jau apie save, su savim, dėl savęs, jis turėtų būti veiksnus. Jeigu jis iš savęs yra apie save veiksnus ir labai savim pasirūpina, bet nenori visuoti į santykiai, tada reikia priežasčių ieškoti kitur. Tada jau mes grįžtam į tai, kaip mes išgyvenam santykį širdyje. Ką jis apie jūs galvoja, kad nenori visiškai, pavyzdžiui, dėl jūsų nieko daryti.
Bet jeigu tas kraštinis atvejis, kur žmogus yra apie save neveiksnus ir jam reikia kito saugusio žmogaus, kad jo pasirūpintų, tai čia yra aiškiai ribų klausimas, kurių jisai nejaučia, nes pas jį galbūt jų niekada nėra buvę. Bet jūsų atsakomybė tame, tai ne jam pastatyti tą tvorą ir tas ribas, o nustoti ją peržengti. Apsibrėžti tą ribą aplinky, kaip jūs įsivaizduojate, ir nustoti tą neiti. Ir aišku, vėlgi labai svarbu komunikacija ir labai svarbu intencija. Kaip mes tai paaiškinsim, ką mes pasakysim, kad mes čia darom. Pagalvoti, kaip paaiškinti elgesio pasikeitimą. Surast labai paprastų žodžių, be labai didelių kažkokių tai filosofinių išvedžiojimų, bet labai paprastai, pavyzdžiui, žinai, aš suvokiau, kad iš tikrųjų gal taip ir neatrodys, nes atrodo, kad aš nustosiu tam rūpintis, bet iš tikrųjų suvokiau, kad aš peržengiu tavo ribas, aš nuolat kišuosi į tavo erdvę. Taip neturėtų būti. Tu esi suaugęs žmogus, aš tam tikiu ir pasitikiu ir tu tikrai moki tokius dalykus susitvarkyti pats. Atsiprašau, kad daug metų taip dariau, daugiau pas tave erdvę nelysiu. Ir nenutraukti meilės santykių, nenutraukti meilės ryšio, parodyti, kad tai nėra bausmė kažkokia jam. Išlikti santykę šiltai, daryti dėl to žmogaus tai, kas norisi daryti iš savęs, bet gerbent tą ribą. Aplinky yra riba tarp, ir yra skirtumas tarp padaryti kavos ir nunešti vyrui, nes aš noriu. Nes aš ką tik pati grįžau po sporto, pasportavusi, didžiuojusi savimi, išgeriu arbatos ir impulse to padariau kavos ir nunešiau vyrui iš vidinės laimės, iš vidinio pasididžiavimo manimi, kad aš nuėjau į sportą, sakiau, kad sportuosiu, nuėjau į sportą, padariau, esu geros nuotaikos, esu patenkinta ir iš vidinės klausos aš atnešu jam puodelį kavos. Yra skirtumas tarp tokio kavos virimo vyrui ir tarp tokio rutininio žinojimo, kad pilna aš nepilna, noriu, nenoriu, turiu kavos jam išvirti, nes iš manęs to tikimės. Kaip ir tas pats veiksmas, bet potekstė jo labai labai skirtinga. Vienas yra tikrai, kur nebelikia ribų, santykiai nei pas vieną žmogų, kur pas vieną jų vis nėra, o kitas nuolat kito teritorijoje ir dar jaučiasi priverstas ten būti. Negali grįžti namo, kitaip tariant. Čia kaip atėjai į svečius ir negali išeiti namo. Turi nuolat ten būti. O pirmas veiksmas yra paskatintas vidinio poreikio, gerumo poreikio, noro dalintis, bet be jokios prievartos ir aš tik atnešiu kavos ir aš palieku tave, tavo kiemės, tavo kava. Aš galiu, aišku, kartu ją išgerti. Bet iš esmės aš grįžtu pas save vėliau. Aš grįžtu į savo erdvę. Aš žinau, kad čia tavo erdvė, o čia yra mano. Tai va taip apie ribas. Ribos turi prasidėti apie mus. Mes turim pajusti mūsų erdvę, mes turim būti veiksnūs, atsakingi už save ir turim kitam žmogui suteikti tą erdvę, net jeigu jos pats neima. Bet mes iš tokio galbūt stabilesnio vidinio taško, suvokdami, kad čia nėra ok, mes gerbėme jų ribas ir jų neperlipame. Panašiai kaip neišvengiamai, vėlgi grįžtu prie sezoniškumų santykėje. Santykėje tam tikri žmonės tam tikrais etapais galės suvoks daugiau. Net jeigu jums atrodo, kad jūsų santykyje yra tik vienas žmogus, kuris nuolat tarsi mato daugiau apie santykį. Nepamirškime to kito žmogaus vaidmens, bet jūs matote tik to kito žmogaus dėka. Jeigu šalia jūsų santykė būtų toks pats, labai panašus jų žmogus, kuris panašiai mato ir panašiai supranta, tai vėlgi jūs tame būtumėt mažiau budrus. Jūs tame truputėlį aptinktumėte ir įsipatogintumėte ir nieks ten viduje jokių neieškotų klausimų, nei atsakymų. Jeigu mes galim matyti daugiau, mes juk nuolat kažką galim suvokti apie pasaulį ir apie save tik kitų dėka, nes kiti yra mums kaip grynoji medžiaga laboratorijai. Mes gavom kažką čiupinėjom ir iš to čiupinėjimo pas mus kyla įvairūs dalykai viduje, kaip burbuliukai, bul. Jeigu to kito nebūtų, arba jis būtų toks pat identiškas, kaip jau aš esu, tai man ten nieks nekiltų, nes būtų viskas žinoma atmintinai. Tai net jeigu mes santykę matom daugiau, suprantam daugiau, jaučiamės turintys didesnę galimybę būti
žinojime, tai nepamirškime, kad tas kitas žmogus turi tokį patį vaidmenį, nes tai mums duoda medžiagos tam. Ir tai nėra prasčiau. Nes kokia mokslininko vertė, jeigu jis neturi ko atras, nes nėra tam visiškai jokios medžiagos. Ir kas čia vertingesnis? Ar jo atradimas, ar mokslininkas, kuris kažką suprato, ar tas aukso grynuolis, kuris prieš jį guli ir sako, tu mane pavartyk ir pažiūrėsi, kiek ten visokios išminties yra. Manyje tu rasi labai daug išminties. Tai jeigu mes turim tą žinojimą, daugiau matymą, daugiau ir panašiai, tai vadinasi, mums ir duota santykiai truputėlį tarsi vesti į priekį, jeigu mes norim. Aš nesakau, kad jūs turite tai daryti, kaip ir su ta kava, jeigu norim. Panašiai kaip mama vaikui, kuris, nežinau, nori 15 saldainių ir jiems sako, ne vaikut, aš žinau, kad tu norėtum, saldainio nebus ir vaikas sako, manęs nemyli, tu bloga mama, tu nemyli, o jūs taip švelniai linkčiot galvą ir sakot, myliu ir saldainio nebus. Tai su vyru lygiai taip pat. Tais momentais, kai jums sako, kad nesirūpinat, nemylit ir nežinau, ir kaip taip galite elgtis, jums nieks nerūpi, ir tik apie save galvoti, ir jūs egoistė. Iš tikrųjų, su jumis kalbasi kaip ir jūsų vaikas, mažas vaikutis, kuris nuo pat mažens susivokia, kad tai yra meilė. Ir jeigu neduodam saldainio, jeigu nesuieškom ten kojinių jam arba nepagaminam pietų, tai jis ir sako, tu manęs nemyli, mama, taip lyg su mama kalbėtus. Ir iš tikrųjų, tame momente tikriausiai jis kalbasi su savo mama. Ir aš nežinau, ką mama atsakė vaikystėje. Bet dabar jūs galite pasakyti, myliu. Ir pietų tau nevirsiu. Ne apskritai, kad visiems verdu, tau neverdu. Bet vėlgi tam pavyzdžiai, jeigu jaučiat, kad iš jūsų tikim, kad kitas žmogus nori, kad jūs jį pamaitintumėt suaugęs, tai čia aiškus įrodymas, kad jūs jau esat peržengusi tvorą. Nes suaugęs žmogus yra veiksnus. Jis gali save aprengti, pamaitinti, nuvežti, nežinau, įdarbinti, atlikti visas funkcijas, kokių reikia suaugusiam žmogui, kad jis galėtų gyventi. Tiek, gal sustosiu čia. O galim pratęsti kaip visą laiką komentarus.